Sveiki atvykę į vaizdo įrašą apie tarptautinę komunikaciją. Kaip pamatysite, tai nėra vien tik visko vertimas į kitą kalbą. Tarptautinė komunikacija apima daugybę klausimų. Galite bendrauti telefonu, vaizdo skambučiais, paštu savo svetainę, tiesioginėmis žinutėmis, reklama ir netgi faksu. Taip, faksai vis dar naudojami. Tačiau šiame vaizdo įraše labiau rūpinamasi tų žinučių turiniu, o ne vieno ar kito kanalo privalumais. Pažvelkime į tai ir kaip galite bendrauti tarptautiniu mastu keliomis kalbomis. Pirmasis aspektas iš tiesų yra jūsų medžiagos, svetainės, laiškų ir panašiai vertimas. Šiuolaikinėme globalizuotame pasaulyje kalba neturėtų būti laikoma prekybos kliūtimi. Yra 3 teksto ir garso vertimo būdai. Mašininis vertimas, kai naudojamas dirbtinis intelektas norimoms kalboms versti. Dirbtiniu intelektu pagrįstas mašininis vertimas pastaraisiais metais labai patobulėjo, todėl įmonėms ir pavieniams asmenims atrodo lengviau ir pigiau bendrauti su žmonėmis, kalbančiais skirtingomis kalbomis. Tačiau, kaip ir su bet kuria nauja technologija, svarbu suprasti jos ribotumus. Mašininio vertimo privalumai. Jie yra nebrangus, dažniausiai nemokami, juos lengva ir greita naudoti, jie apima beveik visas kalbas, gali būti naudojami tiek žodiniam, tiek rašytiniam vertimui. Pagrindinis mašininio vertimo trūkumas yra tas, kad vis dar egzistuoja reikšmingi apribojimai verčiant sudėtingus tekstus. Praktinis mašininio vertimo pritaikymas tai gaunamų ir siunčiamų laiškų bei tiesioginių žinučių vertimas, pokalbiai, trumpi tinklaraščio įrašai ir socialinių tinklų žinutės, trumpi spontaniški kalbėjimo ir vertimo mainai. Aptarkime hibridinius vertimus. Hibridiniai vertimai pirmiausia verčiami mašina, o vėliau juos patikrina kvalifikuotas vertėjas. Hibridinių vertimų privalumai. Jie yra pigesni nei vien tik žmogaus atliekami vertimai. Klaidos, nerangi formuluotė ir neteisingas konteksto aiškinimas pašalinami. Hibridinių vertimų trūkumai. Gali būti sunku rasti vertėjus kiekvienai dominančiai kalbai. Kalba vis tiek turėtų būti kuo paprastesnė, kad būtų sutrumpintas žmogaus atliekamas patikrinimas ir taisymas. Praktinis hibridinių vertimų pritaikymas, tinklalapių, trumpų faktinių dokumentų, naudojimo instrukcijų vertimas. Gerai, dabar lieka žmogaus vertimas. Tai vertimai, kuriuose nenaudojamas mašininis vertimas. Gimtakalbis ekspertas atsižvelgs į kultūrinius niuansus, stilistiką ir visada užtikrins natūralų bei patrauklų turinio priėmimą naujoje rinkoje. Kiekviena informacijos dalis ir raginimas veikti bus naudingi tarptautiniai turinio strategijai, kurią kuria daugiakalbiai ekspertai, suprantantys, kokia frazeologija geriausiai tiks jų šalies gyventojams. Žmogaus vertimų privalumai. Jie yra vieninteliai priimtini tam tikriems teisiniams dokumentams. Jie garantuoja tikslumą tiek terminologijos, tiek komunikacijos tikslo atžvilgiu. Jie gali pateikti kultūriškai tikslius vertimus, kad bendroji žinutės prasmė būtų tiksliai perteikta skaitytojui. Tai ypač svarbu naudojantis socialiniais tinklais. Tokios paslaugos daug geriau veikia kaip kalbėjimo ir vertimo paslaugos susitikimuose akis į akį. Žmogaus vertimų trūkumai – tai brangiausias pasirinkimas. Jie yra lėtesni nei dirbtinio intelekto pagrindų veikiančios paslaugos, todėl gali būti nepatogus dokumentams, kuriuos tikitės dažnai keisti ir kurių terminai yra trumpi. Kalbant apie susitikimus akis į akį, vertėją reikia užsakyti konkrečiam laikui ir vietai. Praktinis žmogaus vertimų pritaikymas. Notariniai dokumentai, kuriuos gali versti tik sertifikuoti vertėjai, visi teisiniai dokumentai. Taip pat turėtumėte žinoti, kad verčiant teisinės savokas, jos gali būti išverstos lingvistiniu požiūriu, tačiau kitoje teisinėje sistemoje jos gali visiškai neturėti teisinės reikšmės.
Todėl verčiant teisinius dokumentus jums gali prireikti ir nepriklausomos teisinės konsultacijos. Žmogaus vertimo paslaugų kainodara. Kaina priklauso nuo vertimo apimties, kalbų, į kurias verčiama, teksto sudėtingumo ir galiausiai nuo to, ar vertimas turi būti notariškai patvirtintas. Gerai, tai apima jūsų galimus pasirinkimus, kai reikia išversti jau paruoštą tekstą. Kitoje skaidrėje trumpai apžvelgsime, kaip galite paruošti tekstą, kad jį būtų galima kokybiškai išversti į kelias kalbas. Rengiant tekstą vertimui galite vadovautis keliomis gairėmis, kurios padės užtikrinti, kad tekstas bus kokybiškai išverstas. Kad ir kurį vertimo variantą pasirinktumėte, labai svarbu, kad originalus tekstas būtų gerai parengtas. Prastai paruoštas tekstas po vertimo taps dar blogesnis. Visų pirma, naudokite paprastus žodžius, trumpus ir aiškius sakinius, svarbiausius punktus išskirkite sąrašuose, o skirtingas idėjas atskirkite trumpomis pastraipomis. Nenaudokite sudėtingų verslo terminų, kultūrinių ar sporto nuorodų, svetimžodžių, metaforų, žargono ar šnekamosios kalbos idiomų. Tokie dalykai visiškai priklauso nuo konteksto ir kultūrinio supratimo. Jei įmanoma, taip pat venkite arba ribokite akronimus, palyginimus, pasyviąją nuosaką, žodį tu. Daugelis kalbų turi skirtingas formas, kurios atspindi ne tik vienaskaitą ir daugiskaitą, bet ir skirtingus mandagumo laipsnius, todėl bet kokie dviprasmiški sakiniai ar frazės gali sukelti neaiškumų. Jei norite sutaupyti laiko rengiant tekstą, galite apsvarstyti galimybę naudoti dirbtinį intelektą. Yra nemažai galimų sprendimų, tačiau tikriausiai geriausiai žinomas yra ChatGPT. ChatGPT gali sugeneruoti jums tekstą bet kokiai situacijai beveik bet kurią kalbą, kuri jums gali būti įdomi. Paprašykite ChatGPT sukurti tekstą laiškams, brošiūroms, interneto svetainėms, pristatymams. Viskas, ką jums reikia padaryti, paaiškinti, ko norite, kokias taisykles norite taikyti ir pateikti bet kokią, jūsų manymų, svarbią informaciją. Įspėjimas. Jei ChatGPT pateikia kokius nors faktus ar nuorodas, būtinai juos patikrinkite. Yra žinoma, kad ChatGPT kartais išgalvoja faktus ir nuorodas. Peržiūrėkite tekstą ir redaguokite jį taip, kad jis geriau atitiktų jūsų poreikius ir realybę. Jūs savo situaciją žinote geriau nei ChatGPT. Atsakymų paruošimas. Paruoškite savo atsakymus į tarptautinės užklausas. Naudinga paruošti standartinių atsakymų laiškų ir priedų portfelį, kad galėtumėte greitai reaguoti į užsienio užklausas dėl informacijos. Naudinga pasiruošti iš anksto, dar prieš gaunant bet kokias užklausas iš užsienio. Standartinių atsakymų laiškų ir priedų portfelis greitam atsakymui į užsienio užklausas dėl informacijos. Atsakykite greitai arba visai neatsakykite. Delsimas reiškia susidomėjimo stoką arba nejautrumą potencialaus kliento poreikiams. Jei užklausa gaunama iš šalies, kuri yra jūsų juodajame sąraše, tiesiog išsiųskite standartinį atsakymą su padėka, bet atsisakymu. Mandagumas nieko nekainuoja, o jūs niekada nežinote, ateityje situacija gali pasikeisti ir jie taps perspektyviais klientais. Atsakykite į visus klausimus. Užklausėjas gali užduoti daug klausimų. Jei vienas iš jūsų standartinių laiškų su priedu atsako į klausimus, išsiųskite jį. Jei ne, pakoreguokite laišką su priedu taip, kad atsakytumėte į klausimus. Naudokite dalykišką toną. Nesmeniški, šabloniniai atsakymai nepalieka gero įspūdžio. Įsitikinkite, kad atsakančiojo vardas, pareigos ir telefono numeris būtų įtraukti į laiško parašą. Pridėkite individualių detalių, kad atrodytumėte labiau įsitraukę ir reaguojantys. Atsakykite nurodytą kalbą. Dauguma užklausų būna anglų kalba. Kai kurios pateikiamos užklausėjo kalba, bet kviečia atsakyti angliškai. Tačiau net ir tokiu atveju atsakymas jų kalba palieka labai gerą įspūdį. Kad ir kokį sprendimą naudotumėte, originalus tekstas yra esminis siekiant gerų vertimų. Tačiau, kai kalbama apie aukšto lygio rinkodaros medžiagą, kurioje perteikiamos emocinės sąvokos, dažnai vertimas negali būti pažodinis,
todėl turėsite aptarti su vertėju, kokią žinutę norite perteikti. Paruošę savo tekstus, turėsite apsvarstyti savo reklamos ir rinkodaros strategijas bei galimus pasirinkimus. Į juos pažvelgsime kitame skaidrėje. Ar jau esate pasiruošę skaitmeniniai reklamai ir rinkodarai? Toliau pateikiamos pagrindinės jums prieinamos parinktys. Daugiakalbės mikrosvetainės. Šios paslaugos prenumeratos pagrindimas aprašytas vaizdo įraše pirmieji žingsniai. Už labai nedidelį metinį mokestį jūsų įmonė reklamuojama 35 kalbomis, kurios sudaro daugiau nei 95% pasaulinio BVP. Google skelbimai. Tai neabejotinai didžiausia internetinės reklamos rinka. Reklamuotojai kuria kampanijas nustatydami taikymo parinktis PVZ, raktinius žodžius, vietą ir auditoriją. Tada jie siūlo kainą už raktinius žodžius Google realaus laiko aukcione, kurio metu skelbimo vieta nustatoma pagal pasiūlytą sumą ir kokybės balą. Reklamuotojai moka tik tada, kai kas nors paspaudžia jų skelbimą. Kuo rinka yra labiau lokalizuota ir kuo unikesnis raktinis žodis ar frazė, tuo mažesnė bus kaina. Socialinė žiniasklaida. Tarptautinėje bei B2B rinkoje pagrindiniai socialinės žiniasklaidos kanalai yra LinkedIn ir YouTube. Siūlome pradėti nuo nemokamų paslaugų, o tik vėliau pereiti prie prenumeruojamų paslaugų, Kompas ir kitų internetinių katalogų. Kompas katalogas yra aukščiausios kokybės įmonių duomenų bazė pasaulyje, apimanti 70 šalių ir daugiau nei 53 milijonus įmonių. Juo naudojasi įmonių rinkodaros ir pardavimų skyriai visame pasaulyje, ieškodami naujų partnerių. Su daugiau nei 7,5 milijono lankytojų per mėnesį pasaulinėme puslapyje, Kompas katalogas siūlo neprilygstamą išteklių. Su Kompas galite reklamuotis 3 skirtingais būdais. Užregistruokite savo įmonę Kompas nemokamai, atnaujinkite savo nemokamą įmonės profilį per Boster International, reklamuokitės Kompas naudodami Kompas vaizdinę reklamą. Tikrai rekomenduotume pradėti nuo nemokamos galimybės. Kiti internetiniai katalogai. Kad potencialūs klientai galėtų rasti jūsų įmonę, turite pasirūpinti, kad būtumėte matomi ir tinkamai pristatyti kuo daugiau internetinių katalogų, kurie yra aktualūs jūsų veiklai. Dauguma, jei ne visi, iš jų leidžia registruotis nemokamai. Verslo katalogų sąrašus galite rasti eksportuotojo almanache. Na, tai ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei norėtumėte su manimi susisiekti tiesiogiai, drąsiai tai padarykite. Mūsų svetainė ir mano pašto adresas yra šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite mūsų kanalą, kad gautumėte daugiau įžvalgų apie tarptautinės prekybos plėtros galimybės. Tiesiog spustelėkite prenumeratos nuorodą ekrane. Tai nieko nekainuoja. Jei manote, kad kam nors iš jūsų pažįstamų tai būtų įdomu, pasidalykite su jais šią nuorodą. O jei esate pasiruošę žengti kitą žingsnį, peržiūrėkite kitą vaizdo įrašą grojaraštyje. Jis pateiktas čia pat.